Labadiena, gerbiami, mėly, gražūs, raštingi, mylintys Lietuvą žmonės. Šiandien Ainis, Belgradas, Serbija. Ačiū tiem, kas paremė, ačiū tiem, kas supranta, ką darau. Ir iš karto tokia replika, kad jau kelionė sėkminga, kadangi paimta keletą interviu iš parlamento Serbijos nario, iš aukšto labai lygio profesoriaus akademinio tokio mąstymo ir iš teatralo. Tai yra tas žmogus, kuris atstovauja Serbiją, sakyčiau taip, aukščiausiam teatro kino lygmenį. Iš tikrųjų reto dydžio intelektualus žmogus, nuostabi buvo patirtis ir dar liko keletas įrašų, po to kelias į Slovakiją. Taigi šiandienai Serbijai iškart galiu pasakyti, ką pamačiau. Tai yra, kad į Serbiją labai daug atakuojama iš užjūrio, iš viršvalstybinio ir to vadinamo bestruktūrinio lygio, tam, kad Serbiją priversti įeiti į savo ateitį. Kokią mes dar pakalbėsim. Tačiau žmonės, su kuriais aš kalbėjau, interviu bus išversti į rusų kalbą. Nežinau, gal leis resursai kažkokiu būdu išversti į lietuvių kalbą. Tai būtų, aišku, skirta daugiau jaunimui. Tačiau bandysiu iš visų išgalių. Taigi kartoju, jau kelionė pavykusi, daug dar čia, kaip sakant, darbo ir išlaidų ir visa kita. Taigi kartoju, kas remia, didžiulis dėkingumas, o atvešiu į Lietuvą žinias. Ir manau, kad daryti reikia susitikimą gal Klaipėdoj, jūs pasiūlykit, kur jums patogiau, gal kur daugiau žmonių rinksis, ar Šiauliuose, kadangi mes pakalbėsim būtent apie tą čia energetinę bangą, kas yra iš tikrųjų jaučiama pačioj Serbijoje. Ir žinot, tas serbiškas dvasingumas, valstybės savoka žmonėse labai mane optimistiškai nuteikė ir jeigu sąžiningai, žmonės, kurie renkasi pas mane į susitikimus, kai mes bendraujam, kalbamės, aš jaučiu lygiai tą patį pojūtį, kad mūsų Lietuvoje kažkur giliai genofonde istorinėje energijoje mus lydi lygiai ta pati valstybingumo banga. Va čia mes turim tą bendro ir prieš šitą valstybingumą yra nukreiptos visų, kaip sakant, piktų niekadėjų ir tų vadinamų scenarijaus vykdytojų visi kėslai, judesiai ir karinės priemonės. Ir mes šiame dabar video tikriausiai gali gautis ilgas, kadangi informacijos ir medžiagos turiu daug ir šitą procesą turim aiškiai parodyti. Tačiau, kodėl Serbija nenugalima? Noriu jums parodyti, kai įsivaizduokite, eini tu pailsėdamas šiltą vakarą prie upės Dunojus ir kągi tu matai. Taigi sėdi juodaodis ant Dunojaus kranto ir groja Vychadila Naberi Katiuša, Tarybų Sąjungos antro pasaulinio karo dainą. Norit pasakyti, kad tai yra kičas? Gerai, gali būti. Tačiau jeigu toks juodaodis grotų Vilniuje, kas ką pasakytų? Taigi šitas visas vaizdelis ir yra ta didžiulio optimizmo banga, kurią aš parvešiu į Lietuvą ir bandysiu parodyti, kad šiai dienai mes kaip Lietuva turim dar viduj savyje kažkokių tai labai įdomių energetinių ramščių, ant kurių mes dar stovim ir žinot, kad visi šitie dronai skraido
per mus ar ne per mus, ar mes imituojam, kad per mus, ar čia, kaip prezidentas Nausėda sako, kad draudžia naudotis mūsų oro erdvę Ukrainos dronams, ar imituojam, kad draudžiam, lygiai tą patį daro Lenkija ir visi tiki tuo, kad dronai per mus neskraido. Visa va šita įdomi iliuzija, kuri mums sukurta, yra padaryta tam, kad mes įtikėtumėm viena ar kita pusė, nes tai labai patogu tikėti viena ar kita pusė ir rasti savo kažkokias, saugias užuovėjos mintis ir pasiklysti realybėje. Juk supraskite dabar, kodėl aš nuo dronų pradėjau, kad mums dabar piešia ir Lietuvoje, kaip dronai per Lenkiją, Pabaltijį skrenda ir atakuoja Peterburgą ir ten taip toliau. Šitos pačius brėžinius, kur rodo? Rusijoje. Todėl, kad ir rusai nori tikėti šitą nesąmonę. Juokingiausia tai, kad neseniai pasirodė oficiali medžiaga, kad į Latviją atvyko oficialus ukrainiečių dronų valdytojų būrys, kuris turi kovoti su ukrainietiškais dronais. Lietuvių ekspertai sako, kad šitos dronus leidžia patys rusai, tai yra tie dronai, kuriuos rusai numuša ar nutupdo Rusijoje, jas perkonstruoja kažkaip, užprogramuoja ir vėl siunčia į Pabaltijį. Tai yra visa šita košė yra sukonstruota, kad mes įtikėtumėm visiškai melu šitame mele, šitame dumble ir yra gaudoma, matot, žuvis tokia pusiau nesuprantamos formos, kadangi šitos Overtono languose labai lengva pasiklysti ir mus lengva nukreipti ten, kur reikia. Taigi, pradedam. Vokietijos kancleris ragina Serbiją apsispręsti dėl savo ateities. Va, juokingiausia, pasižiūrėkim šito BlackRock korporacijos atstovo, kaip pasakyti, lozungus. Įdomiausiai ir aiškiai jisai sako, kad Serbija turi aiškiai apsispręsti, kur mato savo ateitį. Negali būti jokių svyravimo politikos tarp Rusijos, Kinijos ir Europos. Ką Mercas turi omenyje? O omenyje turi šiai dienai tai, kad Serbija su savo resursais, vergo statuse, nusižeminusi turi atšliaužti ir prisijungti ir viską atiduoti Europos Sąjungai į karą prieš Rusiją. Kokią jisai ateitį numato Serbijai, jeigu suprasime, ką aš kalbėjau praeitose laidose, tai kad stojant į Europos Sąjungą, pirmiausia, Europos Sąjunga iškėlė Serbijai dvi pozicijas ir du reikalavimus. Tai yra įvesti rusams vizų režimą ir antra pripažinti Kosovo teritoriją kaip nepriklausomą. Ką tai reiškia? Teisingai, kad Mercas su visa Europos Sąjunga pasakė, kad Serbijos ateitis yra pilietinis karas, brangieji. Šitoj vietoj ir numatytas šitas scenarius. Dabar įsivaizduokite, jeigu pilietinis karas prasideda Serbijoje, tai yra užsikrečia labai didžiulis Balkanų teritorijos regionas ir kartu pasileidžia vadinamas pravoslavijos ir islamo karas, tai yra didžiulis vampyrų balius. Vat jum ir Serbijos likimas, todėl, kaip sakant, yra sėdima čia Serbijoje, renkama medžiaga ir daromos bus ataskaitos, kągi mes pamatysime, o šitas procesas Serbijos ateities apsisprendimo bus rudenį, mes tai pradėsime matyti. Kodėl rudenį einam tolin? Tai, kad mes gyvenam šitame vadiname Overtono langų iliuziniam pasaulyje, žymi nuostabiausiai šitas straipsnis mūsų LRT. Nuostabus sandoris dvitaškis, ar Trumpas parduos Taivaną. Juokingiausia yra tai, kad Trumpas buvo Kinijoje, darė korekcinius, kaip sakant, mechanizmus, ištisai skambinėjasi su Putinu, matėt kiek kartų. Ir šiai dienai visa šita anekdoto istorija apie Taivaną rodo, kad nėra jokios valstybės sampratos. Atsimenat to žodžius, kad Trumpas pasakė, man visai nesvarbi tarptautinė teisė, dėjo ant tarptautinės teisės. Taigi Trumpo šitas pavaizdavimas, kad jis gali neva parduoti Taivaną, tai rodo, kad mes gyvenam
korporacinių laikų jau visai legitimizacijos praktiškoj jau scenoje. Ir visa tai mums nori įteikti, kad jau korporacija yra pilnai gyva ir egzistuojanti. Kodėl taip teigiu? Vagi kitas straipsnis, žiūrėkit. Suomijos prezidentas Aleksandras Stubas pareiškė nematantis, kad Rusija planuoja pulti NATO šalis. Birželio 8 straipsnis, kuriame imituojama, kad jeigu ką, Stubas galimai tas ir bus tas anas kulverstukas, kuris bėgios su Rusija ir kalbėsis, jeigu visai bus blogai ES, dėl dėrybų su Putinu. Mes matome, kad jau yra ruošiami kulverstukai, kadangi ateinančiam procesui reikia turėti kelis atseit atsitraukimo variantus. Tačiau reikia nepamiršti ir pastebėti štai šitą straipsnį, kur tuo pat metu birželio 6 dieną Starmeris UK, žiūrėkit, perspėja apie galimą Rusijos ataką prieš NATO 30 metais. Jūs suvokėt, kad kaip dirbama, kaip jums pasakyti, į avių bet kurio lygio poreikius. Tai jau žiūrėkit, bus gal taika, neatakuos Pabaltijo, čia Stubas kalba apie šitas vadinamas dėrybas. Tuo pat metu Starmeris, Mercas ir Makronas būrė visai kitą koaliciją, kuri šiai dienai turi sugroti tokiu būdu, kad provokaciją prieš Rusiją turi padaryti teisingai dronai per Pabaltijį. Mes esam paaukoti. Ir šiai dienai, kai aš jums sakiau, kas darosi Lietuvoje, nes aš viską šitą privedinėjau prie Lietuvos, kodėl, buvo vienas neseniai užduotas pagrindinis klausimas mano laidoje ir aš parodysiu, kad Lietuva turi jau liūdnų žinių. Taigi, vyksta Overtono langai ir mes kaip Pabaltijs esam tik tais masalas. Masalas pradėtų šitam karui, o kodėl jie žymi tokias tolimas datas? Jie negali jums, kaip sakant, ir mums pasakyti, kad karas gali būti už dienos, savaitės ir mėnesio. Vat žiūrėkit, Moldova dvitaškis. Nuo pasyvaus neutralumo iki aktyvaus agresyvumo. Šiai dienai Moldovos konstitucijoje yra parašyta, kad Moldavija yra neutrali teritorija. Šiai dienai Sandu, kurioje įvyko toj Moldavijoje, vadino įdomiausiai tai, ką Lietuvoje jūs vadinate dar rinkimai, tai vyko stebuklai, kad Sandu vėl perrinkta, nes taip reikia ES Moldaviją parengti irgi karo veiksmams. Moldavijoje konstitucijoje kaip valstybėje užrašyta neutralumas, neutralitetas galimai, o čia dabar viskas, tai yra aktyvūs kariniai veiksmai. Ir dabar siūlau paklausyti šito YouTube'os vadinamos ištraukos tokį momentą. Visuomenininkas Karolis Žukauskas pristatė tyrimą, kuriame ieško atsakymų į klausimus, kodėl socialdemokratai bet kokią kainą lieka koalicijoje su Nemuno aušra, narplioja valdančių ir nusikalstamo pasaulio ryšius ir konstatuoja, mūsų valstybę valdo banditai. Karolis Žukauskas mūsų studijoje. Labą dieną. Karolis, labai drąsus pavadinimas savo viso šito tyrimo. Ar tikrai yra visi faktai, kurie galėtų pagrysti tokį teiginį? Iš to, kiek aš turiu informacijos susirinkęs per pastarosius keliarius mėnesius, tai aš tą teiginį apgalvotai, sąmoningai ir be jokių galimai rašiau savo tekste, substekė ir aš nesu teisėsauga, tuos dalykus dar turės būti įrodyti teisėsauga, vėlgi gal ne visus įrodyti galima, bet prielaidas, kurias aš turiu ir kurias suvedus į vieną kažkokį didelį tinklą, viskas susijungia neįtikėtinai labai gražiai ir dėl to aš taip ir parašiau. Man buvo šiek tiek šokas, aš nagrinėjau Žemaitaičio ryšius, kas už jo stovi, nesitikėjau, kad taip lengvai susives su Blinkevičiūte, su Palucku, su Socdemais ir dėl to tas man kaip ir susijungia į tokį ganėtinai aišku atsakymą, kodėl Socdemai taip laikosi įsikibę Nemuno aušros. Kodėl? Nes panašu, kad galimai yra formuota iš tam tikrų veikėjų užkulisinio pasaulio, kurie praeitie buvo bendra nusikalstama gauja ir aš tai kaip aiškėjo, žmonės patvirtino su faktais, įrodymais, su informacija, su nuotraukom Blinkevičiūtės draugas širdies ar sugyvenimo. Taigi noriu atkreipdėmėsi, ką aš jums ir sakiau seniai, kad šiai dienai mes Seime turim partokratinę mafijinę struktūrą, kuri mūsų veda į tai, ką aš sakiau prieš tai. Vat ir tai Starmeris, Stubas, visi šitie dvigubi žaidimai tai rodo. Tačiau noriu atkreipdėmėsi, žiūrėkit, jisai sako apie partokratinę mafijinę struktūrą, kaip jie čia pagaliau atskleidė, kad užkuliuosiuose banditizmas, kriminalas, jie su to susiję. Beje, mesgi žinom ir jūs žinot, kad Paluckas yra socdemų senais laikais juodosios kasos nešiotojas, beje, konservatorių juodosios kasos nešiotojas šiai
dienai sėdi pas jūs YouTube ir iš labai įdomaus resurso Teisybės, neva, kuris jums Teisybę dabar dėsto, irgi buvo juodosios kasos nešiotos ir už tai gavo ministrų portfelius, tačiau dabar jis yra teisinguolis pas jūs opozicija. Ir žiūrėkit, va čia kampe, žiūrėkit, dienos klausimas. Ar užsienio reikalų ministras Budrys tinkamai atlieka savo pareigas? Ir žiūrėkit, kokia statistika jums išvedama. 83 taip, 17 ne. Mes grįšim dar prie Budrio. Tačiau staiga mes turime suvokti, kam išeina šitas reportažas. O šitas reportažas tai yra tęstinumas viso šito cirko, ką mes jau ir kalbėjom, Epšteino bylos. Masiulio knygos ir viso kito cirko tam, kad mums parodyti, kad valstybės kaip po tokios neefektyvumas ir valstybės išrinktieji yra korumpuoti, surišti su kriminalu, žodžiu, blogiečiai. Mus privedinėja, jau mes daug kartų apie tai kalbėjom, prie to, kad mes, kai bus krizė ir chaosas, turėsim legitimizuoti ir leisti atvesti vadinamą korporacinį valdymą. Korporacinį valdymą. Tai, kas šiandien yra Ukrainoje. Beje, toksai, žinot, juokingas anekdotas, kai Zelenskis, prezidentas korporacijos pastatytas, jis neišrinktas. Jis yra korporacijos prezidentas, parašė laišką Putinui, gavo į straublį ir Putinas, būdamas korporacijos prezidentas ir tuo pačiu metu Rusijos valstybės prezidentas, kaip sakant, davė tokį atsaką, kad šiandienai visas tos dronų atakos, visi laiškai, Zelenskio ten nužudymas tam tikrų kariškių fronte, beje, Rusijoje fronte savy nušovė savus. Putino žmogų ten nušovė, jo. Visa šita buvo surišta tam, kad Rusija jau turėjo įeiti į vadinamą perversmo perturbaciją. Čia šitas buvo Piterio vadinamas ekonominis summitas. Tai, ką ten pasakė Rusijos ekonomistai, tai čia yra kaip tie patys kledesiai kaip pas mus, Centrinio banko atstovai ir visi kiti ekonomistai apie tai kalba, jie vieno mastelio. Taigi visi suinteresuoti nugriauti Rusiją. Kad nugriauti Rusiją šiai dienai visa ES, NATO ir principai visas pasaulis jau konsoliduotai priėmė, kad Pabaltijs ir Lietuva turi būti sudeginti fronte. Kai va šitas žmogutis kalba apie tai, kad mūsų visa valstybės grietinėlė susijusi su kriminalu, tai pasižiūrėkim, prašau, nuo 90 metų EBSV reikalus. Visus privatizacinius, kas sėdėjo? Teisingai, tu, kurie dabar sūneliai Seime, anūkėliai Seime pretenduoja ir dirba į Vilniaus ir kitus merijos postus, taigi yra visas tas kriminalas, kuriam buvo leista visą tai Lietuvos turtą privatizuoti ir paversti bankų turtų šiai dienai valdžioje. Taip, kad visas KPSOsnikų rinkinys pas mus šiandien štai čia valdžioje. Šitas žmogus tai ir atskleidžia. Ar čia buvo naujiena? Ne. Reiškia, kartoju, mes dirbam ir klausom tai, kad mus privedinė, kad valstybė neefektyvi. Lygiai tas pats procesas vyksta čia, Serbijoje. Lygiai. Buvo čia užmuštas neseniai žmogus, kur policija uždengė tokiu būdu klausimą, kad žmonės liko labai pikti ant to, nes žmonės supranta, kad policija, ten tam tikri kriminalai yra susiję. Reiškia, teisingai, valstybė neefektyvi, Vučičius neefektyvus ir viską reikia sugriauti ir sunaikinti. Visur vyksta tie patys procesai. Bet jau iškart pasakysiu, kur yra linksmybė iš šito televizinio šou, o tai, kad žmonės pradeda suprasti, kad jau šitos laikas praėjo. Ir dabar gaunasi tai, kad kalba apie šitos žemaitaičius, visokius socdemus, konservus. Ir gaunasi toks vaizdas, kad korporacija ir menedžeriai, kurie integravosi į valstybę, jie ir yra šitie korupcionieriai ir šitie vadinamieji niekadėjai ir išdavikai. Jie nieko bendro su valstybė neturi. Reiškia, pas mus gavosi vienas fenomenalus vaizdinys, kad atsiskyrė Lietuvos valstybė su žmonėmis, kurie supranta, kas yra valstybė, ir jie mato, ir visi pradeda matyti,
kad visas Seimas yra korupcinis, korporatyvinis. Jūs suprantat, kad jie pavėlavo su šituo vaizdeliu. Dabar visi pradeda identifikuoti, kad jie yra statytiniai. A, jūs rinkimų norit? Rinkimų norit. Ir žinot, kad bėgsit už šitos balsuot. Nu, šitoj vietoj sveikinu. Taigi, visą šitą šou realiai jau nepavyko. O mes akivaizdžiai matom, kad ta partokratinė mafija ir vat jos veidai ir ausis kaip lenda. Va šitie veidai ir ausis Žemaitaičio pareiškimus, a ne apie neva vyksiantį perversmą vertina Vilniaus kriminalistai. Žemaitaiti, perversmas jau įvyko. Kai tu atsiradai ten Seime, jau perversmas įvyko. Todėl, kad valstybės grioviai ir vat už nugaros išprievartautas Vytis, visą laiką Vytis demonstruojamas žydrame fone, įrodo, kad mes nusinulinę ir visiškai paklūstam liberaliosios kapitalizmo, tos buržuazinės, feodalinės principams. Beje, tai teisingai ir sėkmingai atžymėjo jūsų nepriklausomybių aktų signatarai nepriklausomybės akte. Pasižiūrėkit, tengi tiesiai šviesiai, jie visi pasirašė, kad mes pripažįstam viršenybę virš mūsų tarptautinės teisės. Tai čia yra visi palikuonys. Taigi mes matom, kasgi vyksta perversmas. Ir žiūrėkit, šitie perversmininkai, jis laimingas, arbūzas padarė savo darbą, žiūrėkit. Iš koalicijos metamas Remigijus Žemaitaitis, dvitaškis. Galime atsipūsti, mažiau reikės atsakyti už kažką. Kažką. Taigi, kaip suprantate, Nemuno aušra darė kažką. Ką tai reiškia kažką? Jie griovė valstybės principus. Ir beje, visi šitie nevykėliai, kurie išmesti iš partijų ar nepateko per sąrašus į Seimą dabar ir visą kitą, surinkti yra Nemuno aušroje. Tai va šitie kažką darytojai sako, mažiau reikės atsakyti. Už ką? Atsakyti jums reikės visiems. Jūs net neįsivaizduojate kaip, kadangi visas jūsų planas, kuris dabar sumastė dėl covidinių, pandemidijų, vėl daiktų, visų elektroninių kripto konclagerių, nieks nepavyks. Atsakyti jums reikės, kadangi jūs salėje imituodami balsavimą darote va šitą vadinamų iliuziją įstatymų kuriate. Tad galime atsipūsti. Žemaitaitį gali atsipūsti, nes tu kažką padarai. O tas kažkas, tai žinot, kai yra mažas pudeliukas eina ir ant žolytės daro kažką, jo šeimininkas net atsako, jis tą kažką surenka rankytėmis ir įsideda į kišenę. Tai va, darydami kažką šitie veikėjai galvoja, kad jiem nereikės atsakyti, reikės, nes šeimininkai, jūsų šito kažko nerinks su celofaniukais, nemes į šiukšlių dėžę ir nedės į kišenę. Jie jūs paaukos ir nurašys atėjus laikui. Šita šypsenėlė ir laimės kažko reiškinys yra labai trumpas. Vat visas šitas cirkas vykstantis, žiūrėkit, Jakilaitis išrėžė tiesą apie Nausėdą. Jis dar nėra suvokęs savo vaidmens. Dabar prasideda paraleliai irgi kitas juokingas toks cirko etapas, kai jeigu jūs pasižiūrėsit, visi, nuo Ąžuolo iš to pačio Seimo, visų OPRST, visų galų ir TV opozicijų klyksmas ant Nausėdos. Nausėda ar geras ar blogas, mes va toj prieisim. Savo klausimas buvo iškeltas, tačiau mes turim suvokti. Jakilaitis klykdamas ant Nausėdos, visi ąžuolai, visi Seime ir visi opoziciniai. Todėl, kad atėjo laikas sugriauti prezidentūros autoritetą. Šiai dienai mes matom, kad prezidento kaip autoriteto ir instituto nebereikia. Tai yra, vyriausiojo karo pajėgų vado institutas turi būti sužlugdytas, kadangi korporaciniai žmogystos, kurie perims valdymą, šito instituto jiems nereikia. Kartoju, už tai ąžuolai, visokie valiai, visi opozicionieriai, visi Jakilaičiai šiandien užgulė prezidento institutą. Jį reikia sunaikinti, jį sutrypti, kadangi turi priimti, vadinama šitas Seimas, ką daryti su karu ir kaip Lietuvą įvesti į karą. Va koks dabar procesas. Už tai prasideda. Va masažuoja visi Pinskuvienės kažkokius ministrus, visas korupcijas. Dabar, va, pavyzdžiui, va šitas žmogista Budrys,
Budrys apie Ukrainos narystę ES. Būtų stipriausia saugumo garantija. Taigi šitas žmogutis, kuris šiai dienai vienasmeniškai iš NATO, iš Lietuvos ES paskelbęs Rusijai kazus belli karą, pasakydamas komentarus apie Kaliningrado nušlavimą, šiai dienai yra vyriausybėje. Ir žiūrėkite, LSDP lyderis neatmeta, kad Budrį galėtų pakeisti ten Sinkevičius, kitas beje klaninis žmogutis. Suprantat? Vat visa šitą iliuziją keis, nekeis, vat atrodo šitaip. Socialdemokratai nusprendė dėl esminių pokyčių. Nu va čia barbė devindarbė kita stovi, vat visa apšalusi nuo gėrio apie save. Ir jie čia jums kūrė iliuziją. Kęstutis Budrys, dvitaškis. Lietuva turi realią galimybę tapti viena iš globalių biotechnologijų lyderių. Paklausom vieną įdomų komentarą. Galų gale, kai kalbame apie trąšas, tai pasaulinė rinkoje situacija yra tokia, kad kalio trąšų netrūksta, kainos taip yra sukilusios, tačiau dėl visiškai kitokių priežasčių. Dėl tuo metu rinkoje, bet čia praeitų metų pabaigoje, buvusių nuogąstavimų, kad dėl įvedamų su anglies dvideginiu susijusių muitų importuojamų ES trąšom, ta kaina gali išaugti, sukelia spekuliacinę bangą. Žodžiu, visai kiti procesai nulėmė, kur mes esame su kalio trąšų. Plius jų netrūksta, jos yra pasiekiamos. Ir galų gale ES visiškai nesenai pataisė reglamentą, kurio nuėmė laikinai metams muitus importuojamoms trąšoms, kalio trąšoms, šiek tiek pakeitė kvotas išskyrus Rusijos ir Baltarusijos. Tai aš vis tą platesnį kontekstą įdedu, nes irgi. Kodėl jums be perstojo dabar parodydama šitas straipsnius ir rodau šitą bumbuliuką, kuris ridinėjasi nuo vieno kampo biliardo, kaip sakant, stalo iki kito, ieškodamas kažkokių sėkmingų skylučių, tam, kad parodyti jo kompetencijas. Jisai pasako apie Kaliningradą, kad NATO gali nušluoti. Jisai klėdė, girdėjot mano laidose, apie demokratiją. Demokratija yra labai išskirtinis daiktas. Jeigu ne demokratiška šalis, jeigu jinai mums nežadėjo būti demokratiška, tai kodėl mes ją turim priversti būti demokratiška? Ten Izraelį, Armėniją, ar bet ką tik tais norite. Ir dabar jisai, užsienio reikalų ministras, sako, taigi netrūksta trąšų. Visos sukilo dėl visai kitų priežasčių. Bet keista tai, kad ES nuėmė muitų mokesčius. Tai jeigu netrūksta tos pigios, tai kam nuimti? Tik išskyrus Rusiją ir Baltarusiją. A tam, kad viskas bus importuojama per vėl Indiją, Ameriką ir visai kitus kampus. Mes matome tai, kad šiai dienai visas cirkas vyriausybėje, mūsų vyriausybės ir Seimo performatavimas galutinis į korporacijos architektūrą galutinai, ant akių. Ir atsimenat, aš sakiau, turėdamas viltį, bet dabar jau praradau viltį, iškart pasakau ir konsultuosiu kodėl, kągi dėl Budrio turėjo pasisakyti Nausėda. Nausėda turėjo pasisakyti, blogas Budrys, blogas, nes jis paskelbė praktiškai karą Rusijai ir jį inicijuoti jo išmetimą. Socdemai pavaizdavo šitą cirką, bet Budrio nepalėtė. Visi laimingi, o šitas Marmaliauskas toliau marma nesąmonės. Aiškina tai mums, kad kalio trąšos čia nesusiję dėl Rusijos ir Baltarusijos reikalų. Taigi žiūrėkit, jis bėgioja po visą pasaulį, kaip sakau, burbuliukas po biliardo šitą lentą ir imituoja, kad tai visi sprendimai yra Lietuvos sprendimai kaip kažkokio subjekto. Tik tais Lietuvos verslas adaptavosi su vienu kampu, ten rinkos sugriuvo. Perėjo į kitą, sugriuvo. Trečia, ir kiek be mes besimakaluodomėm, yra vargo vakarienė. Kodėl? Kartoju, Lietuva pasmerkta sudeginimui. Ir aš parodysiu tai straipsnį apie tai. Kad tai teikti, aš šito straipsnio ir laukiau. Žiūrėkit, prezidentas Nausėda, dvitaškis, kalba apie Budrio patraukimą. Brūkšnys. Siekis dėmesį nukreipti nuo svarbesnių dalykų. Ačiū Nausėda, atsiskleidai kaip korporacijos bankinis valdytojas ir Lietuvos, sakysim taip, galutinai sunešiotojas. Viskas, ausis šiai dienai išlindo. Ačiū Jums. Žiūrėkite, dėl ministro Budrio, man atrodo, dirbtinis keliamas klausimas. Net nežinau, koks yra tikrasis tos diskusijos tikslas. Jis nežino, koks yra diskusijos tikslas. Ponas Budrys yra vienas aktyviausiai dirbančių ministrų, atliepia tiek vyriausybės programą, tiek mano lūkesčius. Užtenka man jau tavo žodžių ir aš supratau.
jo lūkesčiai atliepti, galutinai parodė vieną iš baisiausių reziumė išvadų. Tai yra tai, kad galutinai susimonolitino vadinamieji klanai ir yra priimtas sprendimas globaliam lygiai visų žaidėjų pabalti įmesti karą. Jeigu, žiūrėkit, Budrys, klėdėdamas nesąmonės, burdamas mums, kad šį dienai trašų kainos ir tokios, kad mūsų demokratijos principai yra jokie ir kad Kaliningradą nušluosim, yra aktyvus ir teisingas ir visų lūkesčius atitinka, Nausėda pasakė, viskas. Viskas yra sumonolitinta. O visi šitie cirkai dėl Žemaitaičio ir visų kitų klaunų suasmeninimo reikalai yra tik nutraukiantis nuo šitų procesų mūsų akeles. Deja, bet mes turim būti blaivus ir pripažinti tiesas. Tačiau, mano viltis yra tai, kad šiai dienai, kaip Erlickas sakė, avinų banda yra savo, tačiau yra tie kampai specialiųjų tarnybų, karinių struktūrų, tokių giluminių, valstybinių tikrų, kaip pasakyti, fundamentalių, sakyčiau, net žmonių, jeigu jūs norit, arba idealistų, gali ir turi šansų išlaikyti dar mūsų Lietuvą, neįvelti karą. Įdomiausia tai ir blogiausia, kad Latvija ir Estija jau tuščia. Ten iš vis nieko nėra. Už tai kartoju, imituoti mums, kad dronai skraido Ukrainos per mus, o reikia Ukrainos specialistų, kad jie kovotų su savo dronais, rodo tai, kad mes šitam cirke žongliravime ir gyvenam. Taigi pasikartosiu savo blogą išvadą, sėdėdamas Belgrade, kad šiai dienai klanai, jeigu aš tada dar klausimą uždaviau, tai dabar konsultuoju, klanai galutinai suderino poziciją. Ir aš teigiu tai, kadangi reikia atsiminti, kad Vatikanas, popiežius neseniai išleido ten, aš mačiau tą šventąjį vadinamą raštą apie dirbtinį intelektą, žinote, ne? Jisai buvo pasakyta įdomiam rašte, kad tai yra 160 puslapių visas kūrinys. Popiežius pasisakė apie dirbtinį intelektą ir santykį su mumis, su žmonėmis. Tekstinėme formate Vatikano aš mačiau 72 puslapius. Gal popiežius ilgais naktimis rašydamas, žinot, savo šitą kūrinį apie dirbtinį intelektą ir prirašė savo rankraščių braukydamas 160, kartoju, bet spausdintiniam variante yra 72 puslapiai. Kodėl? Popiežius parašydamas apie tai, kad reikia iš vis, kaip jums pasakyti, žmogus neturi jokios logikos, neturi loginės teisės apriboti dirbtinį intelektą, o turime mes į jį, kaip sakant, judėti kartu ir kurti gėrį. Aš čia labai grubiai ir tiesiog, kad atžymėti, kad tai toks yra dokumentas. Jeigu jums labai reikia, aš jį priseksiu. Pažiūrėkit, popiežiaus raštas apie dirbtinį intelektą. Apie ką aš? Šituo raštu popiežius galutinai atžymėjo, kad su ta civilizaciniu kampu, kuris gimsta rytuose, Indija, Kinija, Iranas ir taip toliau, jie pasirašė, pilnai pasirašė. Suprantat? Vatikanas pasirašo ir sutikimą davė, nes dirbtiniam intelektui Vatikanas dabar duoda, žinot, kaip valdovo karūną. Jūs suprantat, ką Vatikanas pradėjo imituoti? Kad jis karūnuoja dirbtinį intelektą. Atsimenat, Vatikanasgi patepdavo visus vadovus, carus, karalius, prezidentus, be Vatikano nieko nepastatysi. Tai dabar jie bando imituoti korporacijų atėjimą, suprantat, ir paskiria visų karalium, carų dirbtinį intelektą. Todėl Nausėda šį dienai nustoja žaisti, nes tikriausiai gal Vatikanas jau išsimušė savo interesus, ką reikėjo globaliam lygiai. Už tai sutiko, jie sako, dai paaukokit Lietuvą ten su Pabaltijum. Jie spiriojosi, tol, kol jam reikėjo gauti savo dividendus, jie gavo ir sako, gerai. Ir raštiškai tai Vatikanas popiežius atžymėjo. Liūdnas vaizdelis iš tikrųjų, bet ačiū per Nausėdą mes matome tikrus politinius sekančius žingsnius. Bandysim tiesiog dabar pereit greitai, gal per ilgai, bet reikia jums visą tai parodyti. Kodėl aš įdedu šitą straipsnį įdomu? 200 000 eurų premija tyriamosios žurnalistikos tyrimui
atskleidusiam Palucko verslo užkulisius. Kai aš pradėjau jums nuo ten to žurnalisto tyrimo apie tai, kad yra mafijinė partokratinė struktūra, kad politikai susiryšia su bandytais ir aplamai ir taip toliau, bla 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 bla, vat jums verslo šitas žinių straipsnis. Jie rodo, kad jūs einat teisingai ir žurnalistika, šita propagandinė mašina yra premijuojama, kadangi gerai atlieka savo funkciją ir jums, aveliams, parodo tai, ko reikia sistemai globaliai. O kogi reikia sistemai? Kaja Kalas, nepaisant Rusijos spaudimo, Armėnija renkasi europietišką ateitį. Kodėl atžymėjau visą tai? Taigi šiai dienai visa žiniasklaida jums turi sukelti iliuziją, kad jūs matote teisingą vaizdą. Žiūrėkit, Rusija spaudė Armėniją. Rusija niekada nespaudė Armėnijos. Jie tik pasakė, einat į ES, išeinat iš ten Rusijos, Baltarusijos, Kazakstano ekonominės jungties. Ir viskas. Ir sako, geriausia būtų, kad tai per vadinamą referendumą pasisakytų pati Armėnijos tauta. Ne, sako Kalas, Rusija spaudžia. Jokios tautos nėra. Ir Armėnija. Pamatėt, kokį cirtą padarėt? Stebuklas, karuselės, apgavystės, ten neturiu ką pasakyti, bet už tai gavo iš karto iš ES dabar ten 25 ar kiek milijonus eurų premijos, kad Pašinjanas savo šitą visą mechanizmą gražiai perleido ir perėjo testinumą. Taigi mesgi atsimenat, tas pats įvyko, jeigu mes, žiūrėkit, nuo rinkimų nušalino kaip Le Pen Prancūzijai. Kas vyksta su AfD, netgi žūsta ten AfD nariai Vokietijoje. Pažiūrėkit, kas įvyko Rumunijoje. Pažiūrėkite, kokia rinkimų klaunada Moldavijoje. Armėnija tai čia yra išvis fenomenas, kas atsitiko. Tam reikia gerai, kad dirbtų kas? Žurnalistai. O jūs einat ir už žurnalistus ginat LRT, teisingai. Jūs einat ir ginat ką? Propagandą, šaunuoliai. Va todėl žurnalistika yra premijuojama. Ir iš viso Armėnija bus dabar jau juokingas ir reiškinys, tačiau Armėnija neįgali toliau konsoliduoti fronto linijos ir resursų prieš Rusiją. Bet čia tuoj laikas greit parodys, bus daug juoko. Taigi, visa tai, ką aš jums rodau, ką Budrys pasakė, kas yra demokratija ar nedemokratija, mes matom dabar ant akių. Taigi, demokratijos ir nedemokratijos reiškinys, mes jau praeitoj laidoj apie tai kalbėjom, kas yra Ukraina. Fašistinė korporacija su pastatytu prezidentu, kuris šiai dienai veda save ir visus kitus į mūšį prieš Rusiją kaip korporacija. Taigi visur mes matome korporatyvinius judesius ir kartoju, dėja, Nausėda pažymėjo, kad viskas Lietuvoje jokių galimybių skyliams ir daugiau konfrontacijoms bus Lietuvoje mesta į karą ar nebus, nebeliko. Mes dabar turim viltis tik ant visai kitų jėgų, kas šį dienai gali Lietuvą dar išsaugoti. Todėl, matant tai, turim pastebėti tokią naujienų, kaip sakant, rašyseną. Važiuokit, Britanija nebeturi povandeninių laivų. Kas nutiko? Neturi, jų ir neturi. Ten viskas jau ir taip išardyta, suardyta ir taip toliau, ir taip toliau. Kitas straipsnis. Šaltinis, dvitaškis, Prancūzija ir Vokietija atsisako bendro naikintuvų projekto. Kam staiga parodžiau apie tos povandeninius laivus ir naikintuvus? Ogi todėl, kad korporacijos Jungtinėse Amerikos valstybėse, ES ypač sėkmingai ir Rusijoje, ir beje Lietuvoje, mes matom tam tikrų gilių ir gerų karininkų naikinimą, sunaikino karininkų kastą. Tas patys vyksta dabar Serbijoje. Specialiųjų tarnybų kastą naikino, kadangi ten daug valdymo žinių. Sunaikino karinę pramonę ir dingo kompetencijos. Kompetencijų nėra. Negali Britai šiai dienai pastatyti povandeninių laivų. Už tai jie laivai. Viskas, jau jų nebėra. Matėt neseniai, kaip ten povandeninis laivas leido Trident raketą ir vos ta Trident raketa pati į tą povandeninį laivą nenusileido. Jo nesusprogdino. Juokinga, ne?
Todėl, kad nebėra kompetencijų, rodo Prancūzijos ir Vokietijos jau berods 10-metį ar kiek jie ten spardėsi ir aiškinosi, kokius jie ten naikintuvus ar ką gamins. Ir ką? Nutraukė sutartį. Nėra kaip pagaminti. Viskas. Kompetencijų nėra, resursų nėra. Kartoju, todėl, ką ir pasakė popiežius, perėjimas vyksta į dirbtinį intelektą, jis karalius, caras visų ir kripto religijos, jūs jums turit lenktis. Ir reikia nugalėti Rusiją. Kompetencijų nebeliko. Energijos, potencialo, resursų nebėra. Technikos nebėra. Reiškia, lieka tik tais greituoju būdu. Vat iki paskutinio dabar viską suspaudus galimai. Ten Lenkijoje, Čekijoje, Rumunijoje. Per visus galus viską surinkus, per Pabaltį atidaryti dar vieną frontą. Provokacijos vyksta. Nausėda su Budriu pasakė savo žodį, Budrys teisingas ministras, reiškia jis teisingai užpildė deklaracijos, ačiū Nausėdai. Ir šiai dienai procesas prajudėjo. Kartoju, kompetencijų nėra, resursų nėra, nieko nėra, liko paskutinis šansas, šuolis iki rudens. Kaip tai atrodo, žiūrėkite. ES leido kariuomeniai Viduržemio jūroje sulaikyti užsienio tanklaivius. Tai yra atseit, jie argumentuoja, kad tai yra rusų šešėlinis vėl tanklaivių ūkis, kuris veža naftą. Kai aš sakiau, kad vyksta cirkas dėl Irano ir Trumpo, tai dabar, žiūrėkit, atrodo ir ES ir visam pasauliui reikia tos naftos. Tačiau ES pradeda per tą laivyną, kuris dar tą naftą tampo, kirsti. Nu gerai, konfiskavai tu į 1, 2, 3, pasiėmėjai tos tanklaivius savo, nusipompavai, nu ir tu džiaugiesi. Tačiau, kai tu kerti per šitą sistemą, kuri kaip kraujotaka užtikrina dar energetiniais resursais, brangesniais, pigesniais, nesvarbu. Tačiau tu dar gali tyliai po kaldra išgyventi. Ir jeigu tu dabar viską sulaikysi ir nukirsi, reiškia tie patys ne rusai, o tie verslo sritis. Kontrabandiniai, jeigu jūs norit, ar Indijos, nustos šitos laivus gabent. Kas tada atsitiks? Reiškia, kažkas dirbtinai stabdo šitą tanklaivinio, kaip sakant, kraujotako sistemą. Ir žiūrėkite, The Economist, Ukrainos smūgiai Rusijai padarė daugiau žalos nei manyta. Atsimenat, aš jau prieš keletą laidų sakiau, kad Putinas nori, kad sugriūtų Rusijos federacija kaip korporacija. Rusijos federacijos kaip korporacijos aktyvai ir yra dujotiekiai, naftos perdirbimo gamyklos, bla 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 ir taip toliau. Jos priklauso anglosaksams, kiniečiams ir indusams. Ir čia staiga Ukraina į tos aktyvus, į tas gamyklas smogia kiek įgalėdama. Pastebėjot, Iranas su Amerika žaidžia cirką. Ukraina bombarduoja Rusijos naftos gamyklas. Europa stabdo tą vadinamą šešėlinį laivyną žaliavų. O ką tai reiškia? O tai reiškia, kad Trumpas su Iranu ir su kitais Azijos žaidėjais ir šeimininkais scenarijaus laiko, kaip aš jau sakiau, naftos bačką, tą barelį apie $100. Tam, kad kai tik tais bus nugalėta Rusija, bus pakelta iki $140, iki $150 už bačką ir pasaulio ekonomika sugrius visa iš karto. Taigi ateis tas vadinamas kontroliuojamas chaosas, kaip jie prognozuoja, ir bus įvesta kripto techno elektroninė valiuta ir pinigėlis. Tol, kol Rusija nenugalėta, reikia išlaikyti barelį žemiau 100 ir dar balansuoti, imituojant va šitą karą ir spausti visus kitus, nusistekenti iki galutinai. Tai yra Švabo. Ir BlackRock šita knyga mums gimsta ant akių, viskas virsta realybė. Už tai įsivaizduokit, jeigu Rusija gali aprūpinti visą pasaulio energetiniais resursais, kad jinai negalėtų šito daryti. Pasaulis yra sutaręs, kad Ukraina bombarduoja Rusijos naftos gamyklas. Klausimas, kam tai yra geriau? Suprantat, kad mus privedinėja prie Švabo nunulinimo. O paraleliai,
kad jūs, kaip sakant, nežinotumėt, kur dėtis, vyksta jau kiti užsakyti procesai, tai yra JAV rinkų uždarimas. Nasdaq patyrė masinį išpardavimą. Šitoj vietoj, va šitas auksinis jautis, žinot, kas yra auksinis jautis, jo kieno simbolis, yra Wall Street'o uždarimo skambutis. Wall Street'as šiai dieną ant bankroto ribos. Taigi biržos, Wall Street'o, visi šitie finansiniai spekuliaciniai mechanizmai jau sproginėja. Tarp kitko, tokia pat birža nuosmukį patyrė ir šito Japonijoje. Ką tai reiškia? Visi aktyvai turi kažkur dėtis. Juos pradėjo mesti į kripto visokius elektroninius mechanizmus. Tam, kad jūs neužsimirštumėt, kad jūsų nuosavybė yra visa šeimininko rankose ir parodyta, kad jie reguliuoja visas iki mažiausios smulkmenėlės rinkos nišas. Jeigu jūs galvojat, kad jūs spekuliuojat kažkokiuose popieriuose, matot parodė, kad gali visus greitai nunulinti. Taigi, biržos, kurios buvo skirtos vadinamosiam kontroliuoti pernelyg didelę pinigų masę ir infliaciją, šiai dienai jau streikuoja, jos sproginėja, jos perkaitusios, tačiau kodėl? O tam, kad jos pasiruošusios pereiti prie kriptoelektroninių pinigų. Ir žiūrėkite, bitkoinas tapo blogiausiai veikiančių turtų pasaulyje. Bitkoinas griuvo neįtikėtinų dydžių, jūs pasižiūrėkite, bitkoinas prarado 20% vertės. Tačiau dabar vėlgi avis jau mekeke, jis jau atgroja atgal savo kainą. O atgroja todėl, kad jūs vėlgi tikitės uždirbti ant bitkoino tipo nukritusio, jūs vėl nešat savo grynus pinigėlius. Aš girdėjau, kad Kaune yra tokių bepročių, kurie maišai skolinasi, iš visur traukia grynus pinigus ir neša, kiša, bet jau buvo prieš šitą griuvimo. Tai sveikinu, kurie, taip sakant, nunešė tos maišus, nes galvo, kad jisai kils ir vėl jis nugriuvo. Taigi, visas šitas mechanizmas yra tuščios vertės. Jis tik reguliuoja, pasikartosiu, pernelyg išpūstas ir užkaitusias rinkas. Tai yra infliacijos nuleidimo vadinamas voštuvas. Jums dar šitas, kaip sakant, neįtikino. Žiūrėkit kitą straipsnį, žiūrėkit. Besetas, Besetas jūs žinot, tipo finansistas pats kečiausias Jungtinių Amerikos teritorijų. Taigi, Besetas pranešė apie $1 milijardo Irano kriptovaliutos konfiskavimą. Palaukit, tai jeigu mums visą laiką įtikinėjo, kad saugiausia yra bitkoinai ir kad ten yra kaip ten tos blockchain sistema, kurių negali susekti, nieko nežinai, nes tai yra super slapta ir nepriklausoma, o staiga kažkokiu būdu visą tą aktyvą surankėjo JAV ir konfiskavo iš Irano? Jūs vėl susimastot, apie ką mes kalbam? Įdomiausia tai, kad šitas bitkoinas yra niekalas, pagrįstas jūsų tikėjimu. Už tai dar kartą noriu jums akcentuoti. Ir sąžiningai norint atkreipti dėmesį, kas yra bitkoinas, tai čia įrašo. Jūs pastebėjot, kad nerašo, kad bitkoinas yra pinigas. Bitkoinas yra turtas. Jis imituoja turtą. Beje, bankai kriptovaliutų nepripažinę yra kaip pinigais. Pasižiūrėkit įstatymus. Nepripažinę. Tai yra taciai turtas. Turtas kieno? Kitas momentas, tam, kad jūs įtikėtumėt, kad tai yra kaip pinigas, bankinė sistema jums leido naudotis visų šitų kripto mechanizmų pervedimais. Tačiau kartoju, tai nėra turtas. Ir žiūrėkit, jūs turit suvokti pagaliau vieną esminį reiškinį, kas yra kriptoelektroniniai pinigai. Tai yra ne gyvenimo ori kokybė, kaip jūs įsivaizdavot, o skirstomoji dozė. Socialinis paketas, jeigu norite, tas vadina gyvensenos saikas. Girdit? Tai yra gyvensenos saikas, kurį jums nustatys kažkokios reitinginės organizacijos. Beje, fainiausia tai sako, kad mums jau aiškina, kad jau Kinijai visa tai yra, o Kinija tai mūsų autoritetas. Tačiau kartoju, žiūrėkit, visi elektroniniai mechanizmai galimi konfiskuoti. Jums ir straipsnis. Taigi, ir jums šviežią straipsnį mūsų lietuvišką iš karto. Gyventojams
ruošia naują atsiskaitimo būdą. Paaiškino, kur dings grynieji. Pasižiūrėkite, populiarėjant skaitmeniniams atsiskaitimams, komisija, ta prasme, siūlo sukurti Europos centrinio banko pinigais paremtą skaitmeninę valiutos versiją. Jie jau nebeslepia, kad yra paruošta, girdite, pinigais paremta skaitmeninė valiutos versija. Nebus pinigų. Ekspertų teigimu, skaitmeninis euras atitiktų dabartinį visuomenės skaitmenizacijos lygį ir leistų gyventojams patogiai ir saugiai atsiskaityti už pirkinius ar paslaugas bet kurioje euro zonos vietoje. Kai jūs paskaitysit šitą straipsnį ir nors biškį suvoksite, ką rašo, jūs iškart suprasite, kad jums ką daro, imituoja pinigą. Klausimas, kas jį skaičiuos? Tai ir sakau, socialinis paketas, skirstomoji forma. Važiuokit dar, noriu atkreipdėmėsi šitas sakinuką. Skaitmeninį eurą remtų ECB, todėl būtų garantuojamos jo stabilumas. Tačiau jis nebūtų skirtas didelėms sankaupoms. Europos komisija atskleidžia, kad vienas asmuo šioje piniginėje galėtų gauti nedaugiau kaip 3000 eurų. Taip siekiame, kad skaitmeninės euras būtų kasdieninių mokėjimų priemonė, o ne pagrindinė santaupų laikymo vieta. Taigi, jeigu jūs įsivaizduojat, kad perėjus ant šitų mechanizmų, imitentų, jūs turėsit pensijas, jas kaupsit, ar jūs turėsit sankaupas, pamirškit. Už tai primenu štai Wikipediją. Žiūrėkit, taip įdomi, kai lietuviškai išverti. Nemokami pinigai. O kasgi apie nemokamus laisvus pinigus kalbėjo? Agi dar toks ekonomistas Silvio Genselio. Taip iš tikrųjų taip ir vadinami Genselio pinigai, jeigu jūs atsimenat. Ir žiūrėkit, Genselis pasiūlė apmokestinti pinigus specialių mokesčių, prastovų mokesčių, siekiant paskatinti didelį jų apyvartos greitį. Taigi čia ir sakoma, kad čia ne pinigas, o mokėjimo vienis. Beje, noriu atkreipdėmėsi, kad šitas ekonomistas gyveno 1862 ir mirė 1930 metais. Taigi šitų laisvų nemokamų pinigų teorija, ką mes dabar matom, ką va šitam straipsnėje prašo, paskaitykite, jau teorija buvo prašyta tada, o ją paėmė tik tais dėl to šiuo metu, kad yra išvystytas vadinamas internetas ir elektroninė propaganda. Taigi viskas jūsų saugumui. Ir įdomiausia tai, kad visą Genselio pinigus įvedant, žiūrėkit, dar ką sako Lietuva. Valstybės kontrolė dvitaškis. Valstybės finansų vaizdas, brūkšnelis, nepatikimas. Oba, valstybės kontrolė, sėdi šitą bulvę, ir sako, valstybės kontrolė pareiškė negalėjusi patvirtinti. Kartoju, valstybės kontrolė pareiškė negalėjusi patvirtinti, kad 25 metų valdžios skola pagristai sumažinto daugiau nei milijardų eurų, o konsoliduoto biudžeto vykdymo duomenys nėra tikslus. Todėl neleidžia susidaryti patikimo vaizdo apie valstybės finansų būklę ir viešųjų lėšų panaudojimą. Taigi sėdi valstybės kontrolė prie žydros sienos su vyčiu išprievartautų ir sako, valstybės kontrolė negali pasakyti, kas tai yra finansai Lietuvos. Nėra tokių duomenų. Mes turim skolą, kokio jinai dydžio, mes ją sumažinom, padidinom. Kokia ta valstybės vadinamos finansinė būklė? O todėl, kad jie ir sako, reikia pervesti ant štai šitų mechanizmų Europos centrinio banko skirstomosios architektūros. Va šitų Genselio pinigų, kad jūs nieko neturėtumėt, o būtumėt laimingi. O valstybė kaip kontrolė jau nebeegzistuoja. Tai yra korporacijos mašina.
Tačiau Eurostatas Lietuvos nenusileidžia. Jisai sako mums propagandistai, už ką matėt gavo 200 000 eurų ten kažkas. Dvitaškis. Lietuvos ekonomika pagal augimo spartumą 8 vietoje Europos Sąjungoje. Palaukit, šitą valstybės kontrolė sako, kad valstybės finansų vaizdas nepatikimas. Šitą sako, kad Lietuvos ekonomika yra auganti. Nu, atsimenat, kai ten visi ekonomistai sako, kad mes. Nu, vat. Aš nežinau, ar aš tikriausiai pasiklystu, ne? Jūs suprantat, kas vyksta? Ir vat, žiūrėkite. ES paskelbė planą, kaip mažinti priklausomybę nuo JAV ir Azijos technologijų. Turime omeny, kad EK mažina priklausomybę nuo JAV ir Azijos technologijų. Mums visą laiką į smegenius kišama yra saugumas, nepriklausomybė, kažkokie mitai. Matėt, aš visą ciklą parodžiau. Ten bitkoinas nulis, biržos nunulintos, viskas paruošta nunulinimui, pervestimus ant elektroninio konclagerio. Ekonomistai teigia, kad mūsų ekonomika auga. Nu jo, jums reikia parduoti tą iliuziją, kad mes kažkur dar gyvi. Nors kiti ženklai rodo, kad korporacija jau dochla ir nugaišusi kaip ta kumelė. Jie nežino apie finansus, to, kad jie jų nevaldo. Kas valdo? Tikriausiai ES kažkokie tai privatus bankai. Ir kai ES pareiškė, o dabar aš jums disonansą globalų papasakosiu, kad reikia mažinti nuo kažko tai mažinti priklausomybę nuo Azijos ar JAV, reiškia jie ką? Davai įsivaizduokime, kad jie įsives, vat ką dabar sako, pažiūrėkit, Lietuvoje jau straipsnį pasirodė, skaitmeninį eurą įsives ir tai bus priklausomybė nuo JAV ir Azijos. Palaukit, euras yra surogatas dolerio, jis visai priklausomas nuo dolerio spausdinimo, emisijos. O dabar, kai jis atsiskiria nuo dolerio emisijos, reiškia, ką euras skandina dolerį? Reiškia, jis nepriklausomas, jis atsiskiria, surogatas atsiskiria ir neduoda energijos savo kaip sakant, pagrindinį maitinančią organizaciją. A kodėl Trumpas negrasina, kad sunešios Europą į gabalėlius? Suprantat, kur melas, va, disonansas. Mes atsiskirsim, sumažinsim priklausomybę. Čia yra avims melas ir mitas. Čia yra globalinio susijungimo. Kas moka skaityti tokius straipsnius? Lozungas. Mes susiliejam su JAV ir Azija. Jokios nepriklausomybės nėra. Mums parduoda mitus. Tačiau mums reikia visą tai skaityti atvirkščiai. Supratot? Nu, nežinau, manau, kad labai aiškiai parodžiau iki šito etapo, kurį dabar mes atsiradom laidoj, apie tai, kad mūsų smulkina visose etapuose finansuose, kurių jūs tikitės išgelbėt. Jūsgi dabar bėgat melstis kam? 3 dievams bėgat melstis. Tai yra į cerkvę, į mūsų katalikų bažnyčią ir žinoma pinigėliams ir siuvat į grabus kišenes ir ten slepiat ir galvojat, kad jūs tai paslėpsit. Parodė, bitkoino nėra. Visų spekuliacinių biržų nėra. Fiatinės kešo valiutos nunulins. Viskas. Jie pasiruošia pervesti mus į kitą pasaulį. Deja, Nausėda Budrio, taip sakant, paveiksliuko forma pareiškia, kad Lietuvoje Vatikano atskambių formoje jau viskas suderinta. Dronų ir visų šitų karinių mechanizmų reiškiniai jau yra parengti mus pastumėti į bedugnę vardan skaitmeninio žvangesio saugumo šitam liūne. Zelenskis jau paruošęs, praeitoj laidoj rodžiau, ideologiją po šitais bankais. Fašistinė kastinė ideologija. Kas bus geras, gaus tą vadinamą saiko vienetuką, mato to socialinio reitingo. Manau, sistemiškai parodžiau, ne? Pabandom dar vienam peržiūrą padaryti. Kad jūs neliūdėtumėt, kai iš jūsų atims viską, jūs turit gauti vadinamą irgi kažkokį bonusą. Tai yra vadinasi kažkokį tai pasaulėlį, kuriame jūs gyvensite ir nenuobodžiausite. Turėsite savo kaip tai imituojamą kūrybinį darbelį, kaip jūs įsivaizduojat,
porno visus mechanizmus, žiūrėsite, kaip jūsų kripto mechanizmai kils ir kris, žaidimai, žiūrėsit nuotraukas, kursitės per dirbtinį intelektą. Tai yra vadinamas, jūs gyvensite virtualiam pasaulyje. Ką rašo verslo žinios? Silicio slėnio savaitė, dvitaškis. Nvidia vizija. Dirbtinio intelekto superkompiuteriai namuose. O Anthropic stiprus IPO. Taigi, jums čiukčios siūlo jau į namus superkompiuterius. Tam, kad jūs galėtumėte turėti savo akinius, savo vadinamą tokius dydžio monitorius ar televizorių, kad jūs nebereikėtų jums realaus pasaulio. Todėl silicio slėnis. Noriu atkreipti dėmesį, kas rusiškai supranta šitoje vietoje. Rusiškai tai skamba Kremnievąją daliną. Kremniai. O kaip žinia, visos mūsų technologijos, telefonai, superkompiuteriai, visa kita, mikroschemos yra silicio pagrindu, mėlėjai. Kartoju, silicio slėnis jau jums siūlo superkompiuterius į namučius. Kodėl rodau šitą straipsnį? Iš Xi Jinpingo brūkšnys aiški užuomina Rusijai. Nu čia Šiaurės Koreja, tai yra nesvarbu, Šiaurės Koreja, Pietų Koreja. Aš noriu tik parodyti vieną. Visas pasaulis, Xi Jinpingis nori, ar jis nenori, tai yra globalus scenarius, susivienijęs tik į vieną. Visi susivienijo tik į vieną. Nugalėti Rusiją, sudalinti jos resursus ir privesti elektroninius pinigėlius. Kadgi pagreitinti visų kompetencijų, tą ką rodžiau, Britanijos, Vokietijos griovimą, žiūrėkit, straipsnis kyšanti Kinijos ranka jau kelia rimtų problemų. Dvitaškis. Amerika žada uždrausti prekiauti Mercedes. Amerika žada uždrausti prekiauti Mercedes Europai iš vienos pusės. Mercedesai pagal savo kainą negalimai įperkami Kinijoje, tai yra jie per brangus. Taigi ir Kinija, ir Amerika iš visų, kaip sakant, skirtingų galų griauna Europą ir jos kompetencijas. Už tai, kaip ir sakiau, negali statyti lėktuvų, jie negali statyti povandeninių laivų, jie negali statyti nieko Europą. Jinai tuščia. Tačiau šitas greitinimas, kad sugriūtų vadinamoji ekonomika ir finansų, tokių kaip mes įsivaizduojame, formą, reikia, kartoju, kad mes chaose pripažintumėm patys visas šitos kripto elektroninių pinigų tuštuvą. Tačiau Lietuvoje atsiranda ir kitų, va čia linksme pabaigai gaidelė, brandžių ir protingų minčių. Va straipsnis: Lietuvai nereikia branduolinių ginklų. Kai aš kalbėjau, kad yra mumyse valstybės samprata, o yra tam tikrų kampų, kurie dirba valstybėje ir tikros tautos išsaugojimui, va pirmas šitas straipsnis yra: Lietuvai nereikia branduolinių ginklų. Žiūrėkite kitą momentą. Šalčininkų rajone aptikta galinga sekimo bei ryšio blokavimo įranga. Tai yra Šalčininkų rajone pradėjo tarnybos prieš šitą pagaliau kovo prieš tos ten burbulus, balionus ar nesvarbu ką, ten ar ten kurmius, kurie neša tą kontrabandą, bet darbą. Tikslingą darbą. Po pareigūnų korupcijos skandalo Kondratavičiaus pavedimas tarnyboms. Mes matom, kad pagaliau tarnybos pradėjo dirbti prieš labai korumpuotą sistemą, labai įtakinga, tai yra kontrabanda. Tai yra ypač galingai turtinga mafijinė struktūra banditiniai, jūs žinote, kurios visi galai veda į Seimą, į vyriausybę ir į šalimais prie sienų esančias tarybas. Be Šalčininkų rajone, tai ten, oi, kaip ten sėdi, kokie galai. Ir tie pinigai jau pilnai legitimizavosi. Jie jau yra valdžios atstovai, šitie korupciniai pinigai. Taigi, Kondratavičius, pasižiūrėsim, kokias išvadas su savo tarnybom padarys. Tačiau tai yra irgi tai, kad tarnybos dar nenuleidžia rankų ir galimai bandys perimti šitą kontrolę į savo rankas. Beje, jie dar turi pajėgumų. Ir žiūrėkite, koks anekdotas. Vėlgi, Vaišvila atsiuntė, teismo naikinami VRK sprendimai tampa kasdienybė. Dabar žiūrėkit, birželio 11.
teismo naikinami VRK sprendimai tampa kasdienybė. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas nuosekliai naikina vyriausiojo rinkimų komisijos sprendimus. Bet aš noriu atkreipti dėmesį visą šitą, ką aš jums dabar kalbėjau. Kokius sprendimus naikina, žiūrėkit. Priimtus netinkamai vykdant piliečių referendumo iniciatyvą dėl konstitucinės teisės atsiskaityti grynaisiais pinigėliais. Tai yra du žodžiai atraminai. Kad teismas naikina VRK sprendimus, reiškia, kas yra du žodžiai atraminiai? Konstitucija dar kažkiek gal dusuoja, kvėpuoja kažkur ir čia esmė grynieji pinigai. Suprantat, ką aš rodžiau ir ką aš finišiam dabar parodžiau? Kad tie institutai, tie valdžios ramščiai, ant kurių turėtų stovėti Lietuva, dar gyvi. Ir teismas pradėjo kovą prieš šitą korporatyvinę savivalę. Nes kitaip ir teismas, ir prokuratūra, ir specialiosios tarnybos, pasienio, policija, spec tarnybos visos nueis į korporacijos, kaip sakyti, maitinamų šuniukų poziciją, jas bus sunaikintos praktiškai. Dirbtinis intelektas sėdės jūsų namuose, šitam iPhone'uose, telefonuose, jūsų superkompiuteriuose ir aiškins, ką jūs turite galimybę daryti, ar ne, prezumpcijos kaltumo ar nekaltumo klausimais. Jis jūs vietoj namuose ir nuteis, jeigu ką, nereikės išeiti iš namų. Tačiau šitie, reiškiniai, ką aš dabar parodžiau keletą straipsnių, rodo, kad mes dar turim savyje valstybingumo, ką aš matau ir Serbijoje. Bet kaip čia? Višnaitė ant torto, mano mylimiausia. Emiratuose prabangius būstus prie jūros lietuviai perka ypač geromis kainomis. Ir tai ne Dubajus. Taip juokinga, kai ten viskas vyksta karas ir viskas šluoja, tačiau super lietuvaičiai visą žinantis. Bėgdami į karstus siūdami kišenes, jiegi Emiratuose perka prie jūros turtą nekilnojamą. Kam jis reikalingas, kai jūs negalėsit skraidyti, kai švabos jūs nunulins. Ir be to pats didžiausias anekdotas, ko nežino visi šitie lietuvaičiai. Ko jums nepasako tikriausiai jūsų advokatai. O jūs žinot visų šitų Emiratų, Arabų ir visų tų šalių pagrindinį įstatymą. Viskas, kas ten to žemės yra, ir bankai, pinigėliai, ir turtai nekilnojami, priklauso karaliui. Šeimininkui tos teritorijos. Pat durneliai bėga į Emiratus ir visur kitur Ispanijas, perka nekilnojamus turtus ir galvo, kad jie išsaugos savo babkes. Neišsaugos. Rodo, kad yra kvailių, kurie nesupranta, kas vyksta šitame iliuziniam pasaulyje. Tačiau keli straipsniai, ką aš atžymėjau, tarnybos, teismai, diskusijos apie branduolinį ginklą, rodo, kad yra tos žiežirbėlės, kurios vadinamos sveika nuojauta ir sveika gyva tauta. Taigi, greitai grįžimas bus iš Serbijos ir manau, parašykit Šiauliai ar Klaipėda ir bus apie ką pašnekėt, įdomus interviu, įdomios naujienos. Mes dar gyvi. Ir visgi, jeigu kas darytų mums priekaištus apie tai, kad, su tokiom gerom žiniom galite, kaip sakant, eiti kai nekur, noriu pasakyti vieną. Ačiū, kas remiat visgi ir dar palaikote šitą bangą, kadangi dabar kas vyksta, ir aš tai matau, aš tame dalyvauju, yra konstruojamos, jums žinot pasakyti galiu, naujos vadinamos diplomatijos kažkokios tai gairės, jeigu norit sakyti gijos sąsajos. Žmonės, kurie nepriklauso sistemai. Ir už jūsų paramą, mums leidžiant judėti visur, važinėti, bendrauti su šitais žmonėm, daryti interviu, tai tobulėja, šitas tinklas rezgasi, mesgasi, siuvinėjasi. Už tai kiekvienas kapeikiukas, euriukas, centukas ir viskas labai padeda. Kartoju iš viso širdies. Ačiū, kad palaikot. Ačiū, kad leidžiat tai daryti. Manau, mes darim būsime naudingi už tai. Žinios, naujienos, iš tikrųjų tik geros. Ačiū Jums. Ainis iš Belgrado.
Myliu bučiuoju.